New York Knicks turi daugiau star power, turi Jaleną Brunsoną ir Karl Anthony Townsą visų pirma. Turi apsilipdė juos labai gerais energijos žaidėjais, Mikelas Bridgesas, Joshas Hartas, OG Anunoby. Anunoby iš viso yra dovana bet kokiam treneriui, jam nereikia kamuolio, jam nereikia derinių. Jis pirmauja lygoje pagal procentą tritaškių iš kampų. Jisai susirenka 16 taškų be jokių derinių jam iš viso, tik iš įkirtimų, greitų atakų ir spot atmetimų. Ir, Gintis gali prieš 5 pozicijas. Čia žinai, Arnas Butkevičius ant mega steroidų. Tai dabar jiems sunkesnė atkarpa, aš kiek žiūrėjau, dabar Knicksus labai pasijausdavo tas energijos trūkumas gynyboje po Josho Harto čiurnos traumos. Patyrė čiurnos traumą kalėdinėse rungtynėse ir dabar, kai Knicksai žaidė be Harto, tai nuo to pačio Detroito praleido beviltiškai ir dar buvo pralaimėtų rungtynių. Bet nėra, kad jie mane nuvilė, ar jų pozicija nuvilė. Jie ant 13. Aš matau, kad su Maiku Braunu, kai jis atėjo vietoj Tomo Thibodeau, yra akivaizdus tam tikrai pasikeitimai. Tai Kirmas, tai, apie kurį čia net kalbėt daug nereikia, daugiau žmonių gauna minučių. Ten, žinai, toks atletas kaip Kolekas, Tyleris Kolekas, net prie Thibodeau, net nežinau, treneris gal net nežinojo, kad turi iš vis tokį žaidėją. Ir dabar jisai gauna minutės ir atsarginis, pavaduoja labai neblogai Brunsoną, tai rotacija yra platesnė. Kitas dalykas, žaidžia šiek tiek tokį greitesnį puolimą, daugiau juda kamuolys, nebėra tiek trynimo, kaip pavyzdžiui su Thibodeau. Puolimo būdavo kartais sunku žiūrėti, tokia kančiai žaisdavo, tiesiog yra Brunsono pick and rollas, varžovai keičiasi dengiamaisiais ir Brunsonas vienas ten su to kamuoliu kažką bando daryti ir atakos trunka 20 sekundžių. Pavyzdžiui, prieš Pacerių gynyboje ten taip kentėjo, ten labai sunku krepšinį žaidė. Dabar aš matau, kad jie vis tiek daugiau judina kamuolį, mažiau gal yra prisirišę grinai prie Brunsono pick and rollų. Brunsonas vis dar yra pagrindinė komandos žvaigždė. Dažnai būna, kad 3 kėlinius jie Brunsono tiek daug nenaudoja, kad ten neišspaudžia iš jo maksimum, bet tada, kai lieka 8 minutės ketvirtam kėlinyje grįžta į aikštę, bet tada būna jau tas laikas, kai tu žaidi grinai ant Brunsono visą savo puolimą. Tai yra gerai funkcionuojanti, gera komanda su daug kokybės ir talento. Nepakankamai, kad nugalėtų kokią Oklahoma NBA finale, bet pakankamai, kad galėtų savo konferenciją laimėti. O apie Detroitą aš jau praėjusią savaitę daug sakiau, kuo man jie patinka. Ir aš sutinku, kad dar vienas jau labiau patyręs, toks nebūtinai superstaras, bet staras jo kilstelėtų juos labai stipriai. Ir gal iš tikrųjų jie netgi turi galimybių tokio kalibro žaidėją prisivilioti su tam tikrų mainų paketų. Tai matydami, kaip greitai komanda tobulėja, klubo savininkai gali pasvarstyti apie tokius variantus, nes šiaip šitas Detroito iškilimas yra labai graži istorija. Mes kalbam apie Oklahoma, kaip jinai augo, statėsi ir laimėjo NBA. Detroito Pistons irgi prieš 3 metus dar atrodė niekas. Taip, jie tengi turėjo ilgiausią pralaimėjimų seriją lygos istorijoje. Taigi Monty Williamso tas buvo kontraktas garsusis. Monty Williamso atleidimas, kompensacija. 6 metai 80 milijonų metus padirbo. Atrodė, kad ten jie visiškai nežino, ką daro Detroite, bet Keidas Cunninghamas paaugo. Keidas Cunninghamas dabar jau negauna traumų. Yra daug kito įdomaus jaunimo ir tai tiesiog yra gera komanda, kuri užaugo dabar jau iki to, kad pirmauja rytų konferencijai. Apie kitas ekipas, ko gero, nėra ką kartotis per daug išsiplėsti, apie OKC Thunder čempionus yra daug kas prišnekėta, taip, 75 pergalių sezone gal nebebus, bet ko gero tai ir toliau yra vakarų konferencijos ir visos lygos favoritai. Minnesota, kad čia turime, irgi jau kalbėjau, man skaičiuotame buvo kažkiek praėjusią savaitę, viena iš nedaugelio ekipų, kuri yra tarp geriausiai puolančių ir tarp geriausiai besiginančių lygos komandų. Aišku, jiems ten trūksta vieno ballhandlerio nuo suolo bekylančio ir jie irgi šitoj mainų pasiutpolkėj bandys dalyvauti, tiesa jų situacija yra sudėtinga, imant kontraktus, kokius turi ir panašiai. Jeigu kažką mainytis, tai reikėtų atiduoti vienaip ar kitaip vieną iš svarbių žaidėjų, ten Arnadą Vidą, Julius Randle ar dar kažką. Tai pasidarius NBA komandų rosterius,
Centras 19-metis. Enrikas primena. Akrono Ohajo, čia turėjo būti naujasis Lebronas Džeimsas. Okei, tai va, sutirkime, man atrodo. Labai pilni. Greitai pradėkime nuo lietuvių savaitės, tai 3 toliau sėkmingai arba nesėkmingai reikia pasakyti yra filmuotas. Mažai kontento man duoda. Kasparas 8 minutės susitraukė iki kelių rungtynes, tai irgi daug nepakalbėsime. Matant, žaidžia daugiau, žaidžia neblogai, žaidžia taip, kaip mes kalbėjome jau praėjusią savaitę, tai daugiau dėmesio apie lietuvių ir jo evoliucijų, kaip ir pavadinome. Dabar daugiau metimų, skaitinčiausių būdų, jisai renka daugiau rezultatyvių perdavimų, o štai gruodžio mėnesį kol kas yra vienas geriausių mėnesių Mato Vidalio karjeroje. Tai rinkimų sistemų aktyvus, bet vienas geriausių mėnesių. Korina ir čia pasimato, kad tikrai komanda vasarą padarė didelį darbą, kad turėtų daugiau gylio. Ir va tie žaidėjai dabar gelbėjo iš tikrųjų tokioje situacijoje. Ir šiaip čia toks auksinis dalykas tiems visiems Jalenam Picketams, Jonathanui Strawberry ir visiems kitiems. Nuostabus laikas įgauti pasitikėjimo savimi ir tada, kad tos minutės gerai ir susitrauks, bet tu vis tiek iš tavęs bus laukiama ir tada galėsi duoti naudingas ir geras 12 minučių, tarkim, ko negalėjai padaryti praėjusios sezonas. Tai dabar labai toks geras laikas į tą įsidirbti. Man atrodo, čia gali būti į naudą. Per seniau turėjau akį ant Ziko Nadži, man atrodo, tai yra labai perspektyvus žaidėjas, bet paskui nuėjo į visišką suolo galą. Dabar jis vėl gauna minučių ir šiaip yra pakankamai naudingas dabar. Spenceris Jonesai išsitraukė irgi atrodo iš niekur, nu žodžiu. Nors po JV ir Jokičiaus traumų, tai situacija atrodo tokia, kad Biras netgi nepamaišytų Denverį. Biras 12 minučių nuoširdžių. Tikrai 12 nuoširdžių minučių galėtų duoti. Tai nepamirškim, kad aš čia apie tos aukštaūgius kalbu, nepamirškim, kad dabar taip be Džemalo Murray. Taip. Bet turėtų greitai sugrįžti. Taip, bet dabar, pavyzdžiui, paskutinės rungtynės jie laimėjo dar ir be Džemalo Murray. Taip. Dabar galiu plautis plaukus, praustis veidą. Tai čia jau visiška pagarba komandai, nes tu prarandi geriausią kūrėją pasaulyje ir antrą geriausią savo komandos kūrėją / įžaidėją. Tai didžiuliai nuostoliai. Okei. Krepšiai pilni, galime apžvelgti naujienas. Pagrindinė, kurių šią savaitę be abejo mes turėjome. Monstriškus mainus, jeigu galime tai pavadinti. Mažas žmogus, bet dideli mainai. Tam tikruose NBA fanų ratose galbūt net super žvaigždė buvo išmainyta. Čia jau kaip norėsi taip vertinti, tai Trejus Jangas be abejo, kaip aš užsiminėjau laidos pradžioje, išmainytas į Washington Wizards. Mainai, apie kuriuos beje kalbėjau ir praėjusią savaitę, kad apie tai buvo šnabždamasi, kad CJ McCollumas plus dar kažkas ir vien tie pinigai keičiami į Trejus Jango pinigus. Tai taip ir gavosi, net jokie šaukimai neapkeitė rankų. CJ McCollumas ir Corey Kispertas keliauja į Atlantą ir Trejus Jangas keliauja į Vašingtoną. Ir dar ten traumos per brūkšnį Washington Wizards vadovybės norai sufleruoja, kad Trejus Jangas gal net nelabai ir žais šiame sezone. Ir ar paskui jis žais Washington Wizards gretose bus matyti. Kaip vertinti? Aš vertinu kaip mainus, kurie jokios įtakos lygos pusiausvyrai nedaro. Man truputį yra gaila CJ McCollumo, nes jis man labai patinka, tai yra labai protingas krepšininkas.